Bet kodėl beveik kiekvieną naktį, vos tik užmerkiu akis, laikas ir erdvė, kurioje dabar esu, dingsta. Ir aš vėl atsiduriu kur prie Sietuvos, ar medžio apsuptoj pievutėj. O iš miesto pakraščio išvykstančių traukinių kaukimas virsta kaime girdėtais balsais. Iki kelių žaliai mykia karvės, palangę pratraukšiu kulniukai. Po balson kojom trakši sausos šakos. Kodėlgi jaukus sapno prieglobstis turi virsti ir vaikystės prieglobsčiu? Vos tik nutyla dienos triukšmas, vos tik nusimetu drabužius ir jau nebereikia atsakyti savęs kitų žvilgsnių, beregint nugriūva į šalį visa mano buitis, o draugė ir toks gyvas, apčiuopiamas ir akivaizdus, dabartinis mano aš, su gyvenimo kovoj užimtom pozicijom. Tas, kaip veidrodį per dieną matytas, jaustas ir kitų žmonių atžvilgių suvoktas manasis aš, jo atspindžio jau seniai nusistovėjo kontūrai, staiga nuvilnija tarsi alksnių užgriūtos Sietuvos, kur kažkada maudėm arklius ir išvydau savo veidą raibuliuojančio vandens paviršiui. Ar tik ne iliuzija tai, kad jau taip toli nuskubėjau nuo savo vaikystės? Kviečiu, dekanė žodžiu. Labas vakaras, visi susirinkę, gerbiami svečiai, mėly studentai, kolegos. Džiugu, kad ši mūsų literatūrinė popietė, einanti jau į vakarą, jau temsta už lango, yra skirta Broniaus Radzevičiaus 75-osios gimimo metinėms paminėti. Ir stengiamės, kad ta popietė nebūtų formali, todėl pirmiausia parodą atidarome čia, mūsų humanitarų bibliotekoje, paroda pavadinta Link debesijos, kur galima pamatyti ir paties rašytojo kūrinius ir taip pat literatūros kritikų rašysių apie jo kūrybą. O po parodos apžiūrėję parodą kelsimės į visiškai neformalią erdvę, į mūsų foje, kur prie arbatos puodelio galima bus kalbėti apie rašytojo kūrybą ir taip pat skaityti savo pasirinktas literatūros ištraukas. Tai mano toks labai trumpas žodis ir aš dabar norėčiau kviesti profesorių Dainių Vaitiekūną labai trumpai, todėl kad jis jau dalyvavo ir Utenos bibliotekoje, kur buvo taip pat renginys skirtas Broniui Radzevičiui. Ir žinau, kad rašytojų klube reiškia. Ir be to profesorius yra Radzevičiaus tyrinėtojas. Čia daugiau yra tyrinėtojų ir skaitytojų, mes visi esam skaitytojai Radzevičiaus. Ir aš tai labai norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko prisikviesti tokius svarbius žmonės, pažinojusius Radzevičių ir štai visų pirma sveikinu Genę Radzevičienę. Labai ačiū, kad jūs atvykot. Ir manau, kad rašytojas yra arčiau negu galėtų būti dabar. Taip pat džiaugiuosi, kad Bronius Kašelionis atvykęs, draugas Radzevičiaus, galiu taip sakyti, drąsiai. Taip. Labai smagu. Ir kiti Radzevičių pažinojo žmonės. Ir mūsų profesorius Bražėnas, ir profesorė Jonė Kašelioninė, ir kiti, kurie galbūt vienaip ar kitaip jį yra matę. Nežinau, daug tų kažkaip datų dabar susideda tokių, jeigu skaičiuojant tos jubiliejus, turbūt kiek 75 metai, taip, minėta, toliau 30 metų, kaip pirmas visas romanas pirmą kartą buvo išleistas, 85 metais, ar ne, pirma antra dalis buvo išleista, 80 metais rašytoje netekom, vėlgi kažkoks skaičius. Tai va tokia galbūt skaičių magija. Nežinau, man atrodo, gal veikiau norėtųsi eiti prie paties Radzevičiaus, kuo arčiau, kalbėti apie jo tekstus, apie jį patį. Ir tą geriausia turbūt gali padaryti jį matę ir pažinojo žmonės. Ir mūsų studentai, kurie turi savo suradę ištrauką, ar ne? Kažką bandžiau irgi išsirinkti, labai sunku tiesą pasakius buvo atsirinkti ištrauką. Turiu kelias ir žiūrėsiu, kaip viskas galbūt suksis. Buvo dar noras turbūt pasikviesti prancūzę
bet jį negalėjo, atsiprašė, kad paskaitytų Radzevičių prancūziškai. Radzevičius yra išversta novelė, ne, Žmogus sniege. Ačiū profesoriui Kašilionį, kuri atnešė tą knygą, ji yra čia. Irgi Žmogus sniege išverstas ir tikrai labai gražių atsiliepimų susilaukusi jo novelė yra. Karolina Paliulis. Taip, labai gera vertėja. Karolina Paliulis. Taip. Tai manau, Radzevičius akivaizdu eina į pasaulį ir jo kelias dar, vieškelis, taip, jis dar vis vingiuoja. Aš norėčiau paprašyti galbūt, kad tam tikrą toną mūsų pokalbiams ir skaitimui užduotų aktorė Dalia Jankauskaitė. Atsimenu tą dieną, kai žinia pasiekė, kad netekom Radzevičiaus. Ir aš tada pagalvojau, kad labai norėčiau kažkokią programą padaryti, kad tai labai didelis praradimas, kad tai labai didelė literatūra. Turėjau praeiti labai daug metų, kol aš paruošiau 5 gabalus. Ir aš dabar paskaitysiu iš jo apsakymo. Tėve pasakys. Ant seno piliakalnio prie upės, šlaitas aukštas, apaugęs alksniais, yra juodųjų aviečių, bet yra ir gyvačių, ganosi karvių banda. Kalno papėdėje ekskavatoriaus išrausta molio duobė. Joje sėdi berniukas ir skaito knygą apie senovės Graikiją. Nerenka aviečių, nežiūri karvių. Tegul galvoja jis karves gano tėvas, vis tiek neturi kas veikia. O man laikas brangus, aš turiu skaityti. Nes yra kažkas, ko negaliu pasakyti žodžiais. Ir niekas to nesupranta, bet tas kažkas turi būti svarbiau už viską. Sunkiai sauliniais batais apsiavęs, aplink bandą vaikštinėja tėvas. Batai jam nugraužė kulnus, nuo vaikščiojimo skauda blauzdas ir pliaukštelėjęs į priekį išbėgusiai karvei botagu, jis sunkiai šlubuodamas ropščiasi į kalną, vaikštinėja, nori pamatyti, kur tas vaikas. Tegul dabar jis eina karvių žiūrėti. Vis tiek iš knygų duonos nevalgys, užteks to skaitymo. Bet vaikas sėdi įsikniaubęs žvirduobėje. Vėjas neša jam smėlį į veidą, čeža tarp atverstų knygos puslapių, lyg norėtų dar kartą užpustyti Akropolį. Jis braukė smėlį nuo paveikslėlio ir pasirėmęs nuogomis blauzdomis ant žvirduobės akmenėlių, padėjęs ranką po smakrų, vėl įninka į knygą. O tėvas vaikštinėja viršuje, žvalgosi, keletą kartų šūkteli vaiko vardą, bet vėjas sudrasko skiemenis, o batai žliuksi lyg pripilti vandens. Debesys plaukė ir plaukė. Vakaras. Laukai tušti. Ruduo. Ši žemė jau po gervių klyksmo. Pietiniame kalno šlaite nedidelė pirkelė. Rytuose už puskilometrio miestelis. Lietus čaižo į stiklo kvadratą. Ant stalo pieno puodukas temsta ir temsta. Balsai tylūs prietemoje.
tie tylūs balsai mažoje trobelėje prieš naktį, kai lietus daužosi į langą. Vėjas bloškia nuo medžių lapus, kaip lapai krinta balsai ir žodžiai. Tėve, pasakys jis po daugelio metų, praeidamas vieškeliu pro šio namuko pamatinius akmenis ir krosnės plytas, kai bus toks pat pavakarys prieš lietų, kai debesys vis taip pat plauks į Akropolio pusę, tik kalnas jau bus tuščias ir sustos ant žvyrdobės krašto, kur pasiliko kažkada jo pilkų blauzdų įspaudai. Na, dabargi šitie momentai atplaukia tokie gyvi, jau vis rečiau ir tik nuotrupos kažkur iškyla. Tada aš imu jo knygą, skaitau, vieną kartą skaitau, kitą, trečią. Taip įbrendu į tokį paslaptingą labirintą, klaidžioju lyg sapne, bet ir tariu žodžius, sakinius, ir tuomet vėlgi man pavyksta susigrąžinti tą praėjusį laiką, tą buvusį laiką ir kokiai sekundžiai pabūti dabartyje. Ir tai mano gyvenimui duoda labai daug, nes tas stiprybė kažkokia pulsuoja iš jo knygų. Tai nežinau, gal reikėjo dar prašyti poną Bronių, nes jie daug metų tikrai draugavo, bet pasakė, čia mūsų nesikirs, aš nebuvau tiek artimas ir iš to buitinio tokio gyvenimo mažiau turbūt turiu įspūdžių negu kolega Bronius. Tikrai studentišką gyvenimą kartu ten arti gyveno. Pasakysiu gal šiek tiek kiek susijęs su priešaušrio vieškės. Nu gal dar bent vienu dalyku, mes abudu gal čia su Broniumi ir esam du žmonės Radzevičiaus bendramžiai. Mane bent jau nuo jo skyrė tik tai savaitė gera, reiškia, net 10 dienų. Todėl tas kartos jausmas, žinoma, ir tada, kai jis pradėjo kilti kaip mūsų kartos reprezentantas, turbūt giliau, geriau, plačiau už kitus perpratęs tą laiką, kuris mums teko įtaigesniu, gilesniu, plastiškesniu žodžiu tą laiką įvardinęs, giliau už kitus turbūt savo kartos žmonės įsiskverbęs į žmogaus dvasinį pasaulį, tai tada buvo toks savotiškas pasididžiavimas, sakysim, didžiausių, iškiliausių mūsų kartos reprezentantų. Nu, žinoma, ankstyvas Broniaus išėjimas buvo, žinoma, mūsų kartos savotiška drama. Iš mūsų kartos išėjo daug žmonių, kaip tokiom tragiškom aplinkybėm gyvenime, jau nemaža buvo dramatiškumo ir, žinoma, šitai, čia kalbėdamas jauniems studentams, kurie manęs jau nebepažįsta, jaunesni, anksčiau aš 20 metų šnekėjau apie tai, kiekvienais metais Radzevičiui skirdavau, ir čia jau visi liudininkai yra visi. Džiaugiausi paskui, kai kas ėmė iš Radzevičiaus, profesorius Vaitekūnas, kurį nuo antro kurso pažįstu, parašė puikią knygą apie Radzevičių,
dabar rašoma disertacija ir apie jį nemažai kitų dalykų, tuo džiaugiuosi ir kad jūs šiandien surengėt tokį vakarą jo atminimui, tai irgi ačiū visiems tiems ir kurie organizavo ir tie, kurie čia skaitys ir kalbės. Kadangi vis tiek šiandien skaitimo bus daug ir noris tiesiog ir jūsų balsus, nors šiandien klausėmės gerbiamos aktorės, bet jinai žodžio meistrė, tai žinoma, aš čia jau palaikiau ją, kad reikia palikti pabaigai po to, kai jūs paskaitysit jaunesni, dėl to, kad tai yra jau meistro žodis ir kai jau du meistrai, tai būna pabaigai šitas. O aš šiandien dar irgi kaip prisiminiau kai ką. Žodžiu, yra, mačiau, ponia Genutė, jūsų knyga yra išdėta ten parodoje, ar ne? Netversta ar netversta, tik tai viršelis ten. Tai vis tiek tą knygą reikėtų, žinoma, norint Radzevičių pažinti, o pažinti jį reikia, dėl to, kad aš lituanisto, apskritai humanitaro, apskritai kultūringo žmogaus, apskritai skaitančio žmogaus, aš neįsivaizduoju be Radzevičiaus. Nesakau, žinoma, kad tai lengvas rašytojas, kad atjimsi tau ir perskaitysi. Dabar jūs esat garinami be kitų dalykų, esat garinami tokios lengvos verstinės literatūros, tokių meilės romaniukų, tų tokių muilo operų ir operečių, tai žinoma, tokiam studentui Radzevičius yra iš tiesų per sunkus. Gal reikia iki jo priaugti, išaugti, todėl kad tai yra ta literatūra, kur gali taip orientuotis apie tai, kai skaitėt, ar skaitot, ar skaitysit Camus, ar Proustą, ar, žodžiu, tokio pasaulinio lygio ir pasaulinio garso rašytojus, tai Radzevičius prie bet kurioj toj kompanijai jis visiškai tiktų ir nebūtų kaip iš kažkur ištrauktas. Tai va. Aš gal, kadangi šiandien skaitimas, aš ko gero net ne Radzevičiaus skaitysiu, o tiesiog kelias pastraipas pasakysiu iš to, ką aš pats rašiau prieš 35, gal daugiau, 37 metus. Kodėl aš tai sakau, tai ne todėl, kad čia norėčiau ko nors pasigirti ar taip sakant, reklamą kažkokią padaryti, bet aš šiandien jau ir gerbiamas bibliotekininkas, tuo pačiu, apie šio įsiprašiau, kad jos nustebė, kad nerado, nes mano knygose apie jį yra ir tas 85 metais išėjęs raštų tritomis, kuris čia yra eksponuojamas, ten jis baigėsi 2 tokiais straipsniais, tai Apučio, kuris paruošė antrąjį tomą ir mano 2 straipsniais, tai jeigu jau taip į Radzevičių einant, jeigu profesoriaus Vaitekūno knygą skaityti, gal iš karto dar bus irgi, tam reikia pasiruošti šiek tiek, bet man reikėjo dar gerokai pavargti, todėl kad jo minties orbita, taip sakant, yra irgi pasaulinės literatūros, struktūralizmo, semiotikos fone, tai mūsų ten daug paprastesni dalykai. Aputis labiau kalba apie kaip prozininkas, kaip artimiausiai gal savo dvasiniu pasauliu artimas žmogus, o aš daugiau kalbėjau tik apie romaną, nes man teko su tuo romanu, taip jau likimas suvedė, kad aš rašiau, kas skaitys Genutės knygą, labai šiltą, labai moterišką, labai jaukią, labai intimę knygą ir daug pasakančią apie žmogų, jinai be didelių, taip sakant, gudravimų, filosofavimų, ir kalba apie Radzevičių kaip apie žmogų. Ir tai ten rasit ir epizodą, kur jinai pasakos apie tai, kaip jis grįžo namo po mūsų visos dienos pokalbio. Buvo taip, kad parašiau, buvo tokia mada tais laikais, kai rašytojas įteikia leidyklai savo rankraštį, tai leidykla prašo porą žmonių parašyti vadinamą vidinę recenziją. Jinai neskelbiama spaudoje, o tiesiog, dažniausiai jos paskui tapdavo knygai išėjus, tapdavo ir vieša recenzija. Bet tada rašai, reiškia, vagai, tai yra toks apmokamas darbas, sakykim taip, ir parašai šitą recenziją. Aš irgi tą perskaičiau pirmąjį tomą, ir aš žinoma pajutau pirmiausia, jau Radzevičiaus pirmoji knygutė, šitą mažutę, plonytę knygelę, kuri parodoje yra, jau tada parodė visiems, kad tai patys jau buvo kritikų pasakyta, kad tai stipriausias debiutas iš
Bet paskui praėjo daug laiko, o jau kiti išleido ir po 2-3 knygas, ten sakysim, iš tos kartos Šarelis, Zurba, o Radzevičius neišleido, kai jį sustikdom, jau pažinu, klausiu, nudirbu, rašau, žodžius, jo antros knygos laukia ilgiau negu kitų. Ir dabar man duoda šitą recenzuoti knygą. Man skambina kai kurie draugai, Šarelis, amžinatilis dabar šitas Granauskas. Nu, tu Petrai ten, reiškia, nepriskaldyk, aš toks kaip kritikas buvau dar tokiais nečipaisiais dantim jaunystėje, tai nepriskaldyk, sakau, jūs skaitėt, reiškia, šitą, nu, tai ne, jis neduodavo, nežinau, tai turbūt vienintelė skaitytojų kritikė būdavo, ko gero, Genutė, aš jau jinai galėsit klausti, pasakys. Nu, žodžiu, ką galvojau, tą pasakiau, bet aš mėgdavau tada rašytojams jau prieš atiduodamas recenziją leidyklai, nu, parodytų, paskaitytų, jeigu kuris sako, nu, gal čia, reiškia, ar nesupratai, ko nors, nu, aš tokių neturėdavau dalykų, bet vis tiek pasitaikydavau. Ir Bronių pasikviečiau, mūsų tik tai studijos nesutapo, mes amžių vienamečiai, bet jis buvo kitus dalykus pasirinkęs, matematikos buvo tas, žodžiu, jis porą metų trejetą turbūt vėliau įstojo ir mes fakultete nedaug ten buvom susitikę, reiškia, vienais metais bendrabuty gelbė, kadangi skirtingi kursai, tai, žodžiu, mūsų nebuvo tokia labai artima pažintis. Bet jau tada mes jau buvom pažįstami ir aš jį pasikviečiau ateiti ir mes, nu taip, gerą pusdienį, daugiau gal ne pusdienį, jeigu valandom šnekant kokias 6 valandas, mes abudu šnekėjom apie tą recenziją, kokias aš turėjau paskaityti. Dabar, žinoma, tas nebeturi reikšmės, o tada atrodė, kad labai daug to autentiško, čia jau, žinoma, jeigu Genutei pasirodys, kad aš savo kažkokią, reiškia, kad jai kitaip rodėsi, man atrodė, kad labai daug to autobiografiškumo yra, tokio dienoraštinio, nes yra taip užfiksuoti dalykai, jie ir dabar yra likę, bet jie dabar jau yra kaip savotiška tokia kūrinio puošmena. Tada atrodė, kad jų yra per daug. Ir mes dėl to tiesiog ėjom per knygą, per tą rankraštį, mano pasibraukytą ir visą kitą, ir apie tai šnekėjom. Matyt, kad kaip Genutė rašo, kad nebuvo, jis labai didžiai patenkintas šituo, nes jis be kitų dalykų, be milžiniško talento turėjo dar ir tokio, reiškia, šito ambicijų. Ir aiškus reikalas, kad jam dabar, reiškia, kritikas, kai rašytojai mokyti, kaip pasitikėjimas. Nu, nežinau, kaip čia, gali būti tiesiog nepasitikėjimas manim, nu, koks aš irgi net neturėjau. Aš, nu, savim čia yra, čia gali būti ir savim šiek tiek. Nu, žodžiu, sunku atspėti. Bet šiaip ar taip mes įsiskyrėm draugiškai, noriu pasakyti čia, kadangi su kitais rašytojais būdavo tokie pašnekėjimai, su tokia kartais pastiprinta arba kava. Nu, jūs gal tokios geros, doros mergaitės, tai nelabai suprasti, ką reiškia pastiprinta kava. Jūs galvojat, kad jeigu 2 šaukšteliai, tai reiškia, nu, mes buvom tokie labiau patikę, reiškia, jauni ir reiškia, tą kavą pastiprindavom ko nors kitu. Tai va, tai, kad, o čia mes tiesiog tik su arbata tas 6-7 valandas prabuvom ir įsiskyrėm. Ir paskui eina metai, vieną kartą susitinku Bronių, keliai netaip dažnai sprendavo. Bronių, tai kada tu atiduosi? Svarbiausia, kad ten buvo kita labai patyrusi, tokia gera labai redaktorė, Papečkienė. Ir tai mūsų labai sutapo tos nuomonės. Ir jis priėmė, tai kada Bronių, reiškia, dar dirbu. Nu ir per daug jis nesileido. Šnekas gal su artimesniais draugais jis ir labiau ten tos kūrybinius klausimus, man bent jis labai nesiras. Ir galų gale, kai jau atidavė, man tada skambina tą Papečkienę, tai gal sako, nu kaip tas dagis draugas, tai gal dar kartą paskaitykit, dar pažiūrėkit. Sakau, ne, jau aš daugiau nebežiūrėsiu, man sako, rodos, kad jis labai tą romaną perdirbo. Nu ir viskas, ir tada išėjo romanas ir aš jį 79 metų šitame Nemuno žurnale, kadangi aš jau buvau rašęs apie jį, tai aš pirmasis turbūt parašiau, nu nemanau, kad kažkas anksčiau parašė recenziją. Ir po tos recenzijos gavau tokį, nu gal paskui išimsiu, jeigu kas norės parodysiu, gavau tokį labai man brangų, aš jį nešiojuosi ir jeigu tik parodau, kad nors tai nepalieku, laišką, nu tokį dėkojimus, ten man liko dar gal šiandien su Genute pasiaiškinsim porą vietų, gal padės man iššifruoti, labai raštas sunkus.
per pusę puslapio, jeigu norės, kas paskui, kai išnekės kiti, jau kas labiau domėsis, parodysiu. Va, žodžiu, tokį padėkos, kad už tą recenziją, kur ten tokia mintis, ar tie koridoriai, po kurios tu vaikštai, aš tuo metu dirbau Rašytojų sąjungoje, ar jie nepatamsės, ar neįsimės pelėsis, va čia turbūt, ką sako ponia Genutė, ir buvo tas tokio lyg ir nepasitikėjimo, lyg ir netikėjimo, kad jau iš tiesų tas kūrinys, o mano buvo, bet aš jau per daug šneku, tai jau čia bus man piktnaudžiavimas, nebevykdysiu to, ką aš įdėjau. Reiškia, dabar šitoj parodoje yra knyga Romano Šiokenio šventės ir ten yra tas toks skyrius autoportretas, menininkas ir ten yra ketvirtas skyrius yra skirtas Radzevičiui. Tai jeigu kas nors po šio susitikimo, po šitos parodos susidomės Radzevičiui, tai gali čia bibliotekoje pasiėmę tą knygą ir tą skyrelį skirtą Radzevičiui paskaityti. Tai bus, žinoma, netoks sudėtingas ir netoks gilus ir netoks moksliškas, kaip, sakysim, profesorius Vaitiekūno monografija, bet supratimui, kaip buvo vertinimas Radzevičius tada ir kaip aš bent įvertinau ir ką aš ten po pirmos tos tomo pasirodymo, ką aš pranašavau jam, kad šitas kelias dar ties, bet ką aš dabar pats recituosiu. Kas domėsis, galės paskaityti, tai nedaug darbo, tai yra pusvalandėlis, kurį jūs sugaišit pirmai pradžiai, bet svarbiausia tai yra skaityti patį Radzevičių. Kadangi jūs daugelis čia jau, kaip aš suprantu, skaitėte ir vietas rinkotės, tai tolesnė pažintis vis dėlto. Aš kas metai ateidamas į seminarą apie Radzevičių, aš kasmet būdavau bent 50 puslapių kasmet perskaitau. Dabar jau gal 3 metų, kai nebedirbu, tai ir nebeperskaitau, bet aš daugelis vietų galiu reiškia, beveik atpasakoti tas vietas, kokias ten būda, ar prie upės kur nors stovintį, o ten kai šiandien tas novelė, kur buvo skaitomas, tas motyvas ir romane yra. Žodžiu, aš jums linkiu čia susirinkusiems, ypatingai čia mums vyresniems nereikia agitacijos, bet jums jaunesniem, pabūkit prie Radzevičiaus, pabūkit su Radzevičiumi, pabandykit, kiek galima iš jo paimti, visko nepaimsit, kasmet jį skaitai, reiškia, po kiek laiko ir vis giliau ir giliau paimti, su juo gali augti. Ir žodžiu, čia užtenka, aš jau sakiau, aš bendramžys esu ir aš vis tiek dar perskaitęs kokį 100 puslapį, aš visos dabar nebeskaitau 2 tomų, bet aš jau savo vietas pasibarūkytis, aš vis tiek dar jaučiuosi, kad kažkiek tai milimetrų, centimetrų, bet vis kasmet paaugi, kadangi po ranka turi Radzevičių. Bet aš jums tokios draugystės ir tokio prasmingo buvimo su juo jums ir linkėčiau. Na, visas Radzevičius tai yra jo pirma knygoje. Ten yra autentiška erdvė, autentiškas laikas, autentiški išgyvenimai, jo vaikystė, jo jaunystė. Našlaičio parašyta knyga ir sakyčiau, kad ta knyga yra labai filosofiška. Kada žmogų pažįsti ir tą kraštą pažįsti, tai geriau supranti ir jo kūrybą. Su juo susipažinau universitete, į bendrabutyje gyvenom viename kambaryje visus metus. Ten gyveno Viktoras Brazauskas, ten Zigolskis Aloysas, aš ir Sukiavo Dirgėla, Petras ir ateidavo Vytautas Krika, visada parodijuodamas Baltušį arba pasakodavo, kad jis buvo Herodotas susitikęs Vilniuje ir kalbėjosi apie Lietuvos istoriją. Brazauskas šaukdavo, kad jam reikia siužeto, tai visi pagelbėdavo įvairiausių, prikurdavo siužetų. Na, o Bronius tai jis tai prie lango gulėjo, kantakursis, per daug su mumis ten ir nesiginčydavo, skaitydavo filosofinės knygas, buvau atsinešęs lietuvišką knygelę, taip kalbėjo Zaratustra, tai čia visi iš jo griebė duok man,
kartą jis mane pasikvietė į katalogus, sako, aš tau išrinksiu gerą knygą, išrinko Nušienėje, Samam Nušienėje. Ir ją labai susidomėjau, nors ten nemažai ir buvo mistikos. Jis sakė, kad va, jūs čia visi literatai, o aš tai studijuosiu filosofiją. Baigėsi mokslo metai, jis išlaikė mokslinio komunizmo, mes išvažiavom į kaimus, o jis dar ten ilgai gyveno. Paskui jis dirbo kaime, ir kai vis man pasakojo, kad jis naktimis rašė. Sako, aš per naktį surūkydavau Primos pakelį. Tai va, jis ten pradėjo savo kūrybą ir paskui pasirodė jo pirmieji apsakymai, kurie labai patiko ir man labai patiko pabaiga, kuris cituoja Biblijoje, kad verkime prie Vavilono upės prisimindami tave Jeruzalę. Nu, susitikdavom rečiau, bet vieną kartą einu gatvę šaukia Bronius. Nu, pradėjus man dejuoti, kad darbo neturi, gal tu žinai, kur darbą. Nu, sakau, gal pas mane gal reikia paprašyti viršininką, gal priims. Paprašiau viršininką ir sako, tegul ateina. Ir jį priėmė, ir jis ten redagavo tokius periodinius, neperiodinius, tokias brošiūrėlės kultūros namuose. Tai buvo jis tokio kultūros švietimo darbo. Tai ten būdavo, ten važinėjom į visokius susitikimus, visokie seminarai. Prisimenu vienam seminare, tai ten buvo pasikvietę rašytojų ir Gedą su Petkevičium, bet jie susimušė. Paskui buvo dar toks įdomus atvejis, toks vakaras, būsiu laimingas, jeigu. Tai ten vienas parašo, jeigu ten surastų panelę, kitas ten pinigų, o vienas sako, būčiau laimingas, jei šį vakar atsidurčiau Švedijoje. Tai jau kitą dieną atsirado saugumas klausinėti, kaip čia drąsuolis. Aš iš tos įstaigos išėjau į kultūros, į paminklasaugą, nes man ten buvo per daug tokių, sakyčiau, prastokų tų darbų. Ten jie darė kažkokias naujas tarybinės tradicijas, ten jie nusižiūrėjo į pagonių visokius ten dalykus ir ten kažką malė. Nu, tai mes susitikdavom turbūt rečiau, bet vis tiek pašnekėdavom ir apie Lietuvą, ir apie literatūrą. Dar prisimenu, kalbėjom, kas bus su Marcinkevičiaus poezija, kai Lietuva bus laisva. Nu, va, mato, tas klausimas ir dabar iškilo. Bet jis sakė, kad Lietuva ilgai nebus laisva, nes Rusija yra visų ten užspausta ir ji taip nepasiduos laisvai. Bet matot, kaip įvyko. Tai va, tai dabar galiu grįžti dabar prie antros knygos. Jeigu pirmoje knygoje aš jį labai gerai pažinau ir tą kraštą ir viskas man aišku, tai aš tos antros knygos išsigandau. Ten tokių dalykų yra, jeigu, sakyčiau, ta pirmoji filosofiška, tai antra yra archetipiška knyga. Ir ten yra galybė tų visatos stichijos, kurias aprašo Bušliaras, ypač vandens, ugnies, oro. O tai, pavyzdžiui, galiu tokiais pacituoti vaizdelis. Eina du vaikai prie upelio ir jie kalbasi, iš kur gali šitą upę prasidėti. Ir kalbasi apie upę, bet vienas kitam sako, tavo motina man yra pamotė. Tai reikia suprasti tą simbolį archetipinį, kad ta upė tai yra motina, kad ten yra gyvybės pradžia. Ir jo labai daug yra tokių vaizdinių, kuris kalba apie pradžią. Pavyzdžiui, sako,
štai yra stalas, bet yra dar kitas stalas jau sudūlėjęs. Ir iš to sudūlėjusio stalo ryškėja daiktų prasmė arba dvasia. Tai va tokių dalykų galima daug ko rasti, ypač Čiurlionio kūryboje, kur ten yra daiktas ir jo protas, arba jis. Tas Golosovkeris, rašydamas apie mitologiją, jis vaizdavimą laikė kaip dvasia arba proto instinktų, bet ne intelektu. Ir kad tos visos paslaptys yra už daiktų. Ir pats Bronius man yra sakęs, pavyzdžiui, sako, va, tau akmuo, bet man žinok, akmuo tai dar ne viskas, ką tu įsivaizduoji. Dar už jo yra labai daug. Tai va, tokių jo ieškojimų labai daug knygoje. Paskui jo tokių pusiau sapnų, vizijų, pavyzdžiui, jis skęsta, bet jis nuskendęs mato save viršuje. Tai čia yra, tai gali susapnuoti taip žmogus arba čia koks irgi mitologinis archetipas. Arba kai jis, pavyzdžiui, išreiškia kokius nors savo pojūčius, jausmus, baimę, pavyzdžiui, jis pasako, kad klyksmas virto ten žara uždengiančia visą dangų, paskui krito ugnies plėnys ir tas jausmas, tas riksmas silpa, tai jis moka tą pavaizduoti žmogaus tą dvasinę įtampą vaizdu labai gražiai. Arba ten oro visokius ten pasireiškimus, bet viskas eina iš jo. Ir kai skaitai jo knygą, tai tokios eina tai kaip bangos. Yra prisiminimas, bet už to prisiminimo yra to prisiminimo kaip šešėlis, kaip koks aidas. Ir tai banguoja per visą knygą. Vat kad taip tuos užfiksavus tas bangavimus ir užrašus kaip natas ir paskui pažiūrėti, ką tai reiškia, iš kur čia viskas ateina. Tai mane labiausiai ir domina šitie dalykai metafiziniai, sakyčiau. Jis domėjosi, aišku, filosofija metafizinė ir nežinau, ar jis skaitė, pavyzdžiui, kokį ten Steinerį, gal skaitė, arba Jungą. Ten yra tiesiog, sakytum, paaiškinimas jo kūrybai, iš kur visas tas išplaukia, iš kur ten kaime, iš kažkokio ten kranto, iš kokio skardžio atsiveria jam Egipto piramidės, kitų akmenys ir ten kažkokios kolonos graikų. Tai aš nežinau kaip sakyti, kadangi aš tai susižavėjęs dalykais, bet aš jų toliau nenagrinėjau ir čia reikia, su Jungo pagalba galima tą viską atrasti, susekti aiškiai. Tai va. Bendrauti tikrai nedaug, bet kai praeina laikas, ilgas laikas, tai tada atrodo, kad kiekviena ta akimirka buvusi tarsi kažkokia reikšminga. Tai aš tiesiog tokias 3 akimirkas pabandysiu čia apreikšti ir kažkaip toliau gal susisies ir su jo kūryba. Viena tokia visai linksma buvo iškyla su slidėmis. Žirmūnų gale mes gyvenom, atvyko Bronius Radzevičius ir mes 3 slidinėti ėjom, kadangi mes gyvenome tokioje patogioje gana iškyloms vietoje, nuo kalno nusileidi ir paneriai, ir
tuo paneriu gali nučiuožti ten į Verkius. Gražios vietos, tada buvo labai graži diena, švietė saulė, sniegas labai taip švytėjo ir mes čiuožėm ir Bronius Kačalionis, kadangi tvirtas ir greitas, jis nučiuožė pirmą, aš jau čia lėkiu iš paskos, o už manęs Bronius Radzevičius. Ir lėkiu ir suprantu, kad nebeturiu jėgų, sustojau ir sakau, aš nusiprausiu. Ir paėmiau sniegų, nusiprausiau veidą. Ir pasižiūrėjo Bronius taip, aš taip atsisukau, jisai sustojo ir sako, kokia gera mintis. Ir jis paėmė taip su ranka sniego ir savo taip palei nosį ir taip nusikvatojo, taip kažkaip taip vaikiškai, skaidriai. Ir aš kažkaip pagalvoju, va, ir juoktis moka. Nes kiek pažinojau, tai pažinojau Bronių kažkaip taip vis rimtą, na, jis taip šypsojosi, santūriai, labai nedaug kalbėdavo ir kiekvieną žodį apgalvodavo, bet jo nebuvo jokios tokios gražbylystės ar kažkokio tokio sugebėjimo, kažkokiu srautu kalbėti. Jam kiekvienas žodis atrodė tarsi kažkokį svorį turintis, kaip kokius akmenukus mesdamas jisai pasakydavo. Ir atsimenu iš tų tokių pašnekesių, tai tik kažkaip tai vieną, kad aš namuose turėjau knygą Albero Thibaudet Mallarmé, prancūzišką. Ir man ji labai patiko ir aš ją taip versdavau tiesiog ištraukas tam tikras, kai kurias. Ir aš jam pasakiau, kad va, tokia knyga yra ir apskritai va, Stefanas Mallarmé, ar žinas tokį poetą, jis sakė, žinau ir žinau, kad tai yra geras poetas, labai geras poetas, gal net geriausias iš prancūzų, bet sako, o tai kaip į lietuvių kalbą niekas neišversta, nu sakau, niekas. Tai sako, o tai gal tu bandysi, tai sakau, kaip jau aš čia bandysiu, nors tiesą sakant, bandžiau. Bet ir tą knygą, sako, va, reikėtų nors ištraukas kažkaip išversti ir kažkur išspausdinti. Tai va, šitą labai atsimenu, kad jį sudomino Stefanas Mallarmé ir galvoju, nu, galbūt ne veltui, gal čia yra kažkokio, galėtų būti kažkokiu paraleliu, bent kažkokio ieškojimo tokio, galbūt panašaus, gal tokio kankinančio net, nes Mallarmé tai labai sverdavo kiekvieną žodį ir jam tiesiog balto lapo vizijos vaidendavosi, kaip užpildyti tą baltą lapą, kokiais žodžiais, kur jų rasti, nes paprastų tarsi banalių net nesinori, reikia kažko. Tai man Bronius toks rašytojas yra išrankus. Jis kalba tarsi paprastai, tarsi rašo taip ir realistiškai. Daug yra to tokio, na, sakykime, realizmo, realistiškų vaizdų, tarsi jis kalba apie save ir to autobiografiškumo nemažai. Aš turiu minty tą pirmą dalį, ją perverčiau prieš ateidama. Bet šalia tos tikrovės yra jam pažįstama kita tikrovė. Tai mane asmeniškai labai žavi ir tai yra tai, ką ir Bronius visada nori pasakyti. Tai dabar antras toks momentas, trečias, atsiprašau. Tai buvo po tos tragiškos nakties. Nežinau, kaip ten atsitiko, kad aš turėjau tokį gražų įpareigojimą pasiimti kostiumą iš mokyklos, iš Salomėjos Nėries mokyklos. Ir aš tą vaiką pasiėmiau ir mes einam šitą Trakų gatvę ir jisai man sako, aš nežinau, jis man atrodo dar nežinojo apie tai, kas atsitiko iš tiesų tėveliui. Ir jisai sako, aš sapnavau ir paskui taip į mane pažiūrėjo, aš sapnavau ir taip pat tarsi sapnavo, nežino pats ar nesapnavo, sako, labai daug vandens ir tėveliui reikia išplaukti. Ar mano tėvelis išplauks? Tai kažkaip aš aišku ir tada susigraudinau, bet sakau, tavo tėvelis stiprus. Taip stiprus.
Ir mes kažkaip nuvažiavom Žirmūnus, žinau, kad pasėmiau Jurgutę. Linksmumas būtų kažkoks netikras. Ir paskui jis man sustojo ir sako, mano tėvelis geras plaukikas. Sakau, geras. Tai va, tai kažkaip tai tas man labai, labai kažkaip įstrigo. Ir dabar, kai galvoju ir kai skaičiau šitą knygą, tai iš tiesų tai, į ką ir Bronius atkreipė dėmesį, į tuos kažkokius archetipinius vaizdinius, ar kokius, ar tiesiog vaizdinius, kurie mus persekioja, ar ir Bronių persekiojo, tai va tas vandens kažkoks motyvas, vandens įvaizdis, kuris iššoka jam į tą realistišką aprašymą tarsi iš netyčių ir jis kažką jame sukuria. Ir atrodo, ne laikas ir ne vieta kalbėti apie tai. Kalba apie laiką, atsiranda vanduo ir panašiai. Tai aš noriu tokią tiesiog ištraukėlę ir paskaityti. Taip, dviejų pašnekesys tamsoje. Nu šiaip aš garsiai kalbu. Nereikia. Dviejų pašnekesys tamsoje. Begarsis, tik nujaučiamas. Apie ką tu galvoji? Ko tyli, sakyk. Mes šitiek metų pragyvenom kartu ir vaikai jau baigė užaugti, o tu, man rodos, taip ir nepasakei ne žodelio tokio, kuris širdį paglostytų. Įeinių būdavo trobom nuvargus nuo darbų, ar iš daržo grįžtu, ar nuo galvijų, vis krosnį skubu užkurti, ruošiuosi bėgu, reikia bernioką aprengti, o sąnarius taip gelia. Ir visada lyg pašalinė, ne akių nepakeli, nematai, lyg ne tavo vieta, lyg ne tavo visa čia būtų, ir vaikai, ir namai, ir aš pati. Užmigdama būdavo visi diržio keliūkštį žiūriu, lyg laukiu, kol sakau, gal kas ateis. Kartais per mielą naktelę, taip akių nesudėdama ir žiūrėk jau rytas, už sienos gaidys, tik lapsparnais, reikia keltis. Ir lyg Kristupo balsą girdžiu, o kartais Kazimiero, ar motina taip šaukia, sakau, gal kas atsitiko, ar atsitiko. Ir kodėl man visi reikia sukti galvą, dėl jų visų suaugę, jau nebe vaikai, jau kiekvienas rūpi. Būdavo ar berniokų rūbus radau, ar šiaip ką dirbu, visokios mintys į galvą lenda, tik lenda. Ir toks nuovargis kartais apima, tokia saldybė net sąnarį kelia. Net nebežinai, kas tai, kančia ar laimė, pragariško ilginės per visą kūną nueinantį. Kartais taip ir mirštama. Prisimenu Elžbietą, kai gimdė. Taip plėšėsi, o veidas spindi. Net nebežinai, skausmas ar laimė. Visgi dar žiūri tamsą, galvo. Aidu atliepia jų mintis, tokių, kuris grįžta nuo klojimo skliauto, parausintų saulėlydžio skaldžių ir pamiškių. Ką tu vadini laimę? Vienas koktumas. Man, vyrui, to yra per maža. Tai yra per menka. Antai Reziokas visą metais išėjo. Ir Putrimas, ir Kristupas. Visą laiką pusiaukelėj. Ir mane, sakau, gal pašauks, kaip amžinatilsį mano tėvą, jis iki Austrų žemės nuėjo. O teisybei, ką moteris laimę vadina, tikram vyrui vienas koktumas. Ar iš pragaro būsi pabėgęs, kad taip šnekėti? Tikrai iš taviškių kas nors ten yra skrudęs. Antai tavo brolis Konstantas, ar čia vyras, te žino paskui savo pačią, sakiau. Tyla ir sunkus atsidusėjimai. Vienos rankos sunertos ant kurtinės, kitos po galvą padurtos. Mintis tylios, kaip vandens tekėjimas. Retkarčiais sušniokščiantis sakrumėlėse, tyliai suplaukiantis į sietą. Seniai prasigraužė tokia vaga, ir niekas jos nebepakeis. Ir vis tos pačios kliūtis pasitaikys kelių. Tie patys akmenys, vingiai ir seklumos, tie patys versis vaizdai, kur dulsvos tolumo šviečiantys skardžiai, valkstomi rūko miškai,
aidus gervių klyksmas, riešutinių kalnai, ratų dardėjimas dulkėtam keliukštį, o kartais kaip smagiai jie dar tai turi gubruotą žemę. Regi jį pati. Stovi ant kranto, žiūri į vandenį, trauko smunkančias kelnes. Arba sėdi pavasario pavakarį ant skardžio, klausydamasis, kaip plaka lakštingala. Kas jam yra? Virš rasotų miškų plaukia mėnuo, klaidžioja rūkai. Sustojęs kur papievėje pasiklauso. Iš visų jis vėliausiai gula. Laikas plauks ir plauks, kol pasieks didįjį vandenyną. Kiekviena bangelė atskirai išturmuodama savo kliūtis čia išnyra, čia vėl pradingsta. Vanduo. Vanduo. Ir protėvių šešėliai, sklendžiantis naktyje. Jų išvaikščiotos, nuakėtos, nuglūdintos, nučiupinėtos, šitos kalvos ir šitie slėniai. Tyliu kuždesiu atsilieta balsai. Tie patys, kuriais pašaukiam. Vienas kūnas ir viena dvasia. O maniai, šnekant kūnui dvasia atsilieka. Ir gal tokį dar su vandeniu susijusi. Bet dabar nebežinau, tiek daug čia visi. Aha. Gerai, tai geriau tada pasakysiu, gal paskui dar atrasiu, bet pasakysiu, kodėl man šitą ištrauką atrodo tokia kažkaip reikšminga. Nes iš tiesų yra kalbama, ypač Šliogeris mini, kad Radzevičiaus kūryboje yra kažkokia destrukcija, kad tas žmogaus vienatvė atsiranda tada, kai suskyla pasaulis, tarsi sutrupa. O man kažkaip irgi atrodo, ir dar su Bronium kalbėjom, ir jam atrodo kitaip, kad nėra čia destrukcijos, bet yra kas kita, kad yra ta tikrovė, yra suvokiama kaip kažkokia dvilypė. Yra regima, yra neregima, yra girdima, yra negirdima, štai yra begarsis pašnekesys tamsoje, bet pašnekesys. Ir kad tai, pavyzdžiui, tas vanduo, jisai kaip tarsi sujungia kažkokią šiapusinę, anapusinę tikrovę, jis neša laiką, neša štai tą laiką į kažkokią amžinybę, į amžiną vandenyną. Ir čia man prisimena Oskaro Milašiaus toks eilėraštis Vandenynui, kuriam atiduodu savo dvasią, savo mylimąją ir kuris negali numirti. Žodžiu, tokių visokių tada iškyla ir paralelių, bet visiškai aišku, kad tas vanduo čia yra ne tik motyvas, bet yra tema. Ir yra gal net leitmotyvas ir galima turbūt būtų išnagrinėti kaip ten. Tai gal tiek. Vienas ir kito klojasi, ir įspūdingos metaforos randasi tiesiog prieš akis. Tai visą tai kažkaip negali, man atrodo, neveikti. Ir tikrai nedėkinga Radzevičių analizuoti. Labai sudėtinga. Jau, kaip pasakyti, jauti, kad pralaimėsi. Iš anksto pasmerktas, bet bandai kapanotis kažkaip. Va čia taip, čia naip, kažką pritaikyti, bet labai sunku yra. Nes ta jėga labai didelė, pasakojimo jėga. Tiesiog, man atrodo, čia gerai buvo pasakyta, ar ne, reikia skaityti.
yra autoriai, apie kuriuos reikia kalbėti, tarsi patys jų tekstai, tarsi neįgalus kažkokie, reikia juos aiškinti, taip pristatyti, ten kažkokius ten žaidimus daryti su jais. O čia tiesiog imti skaityti ir, man atrodo, tas tekstas jis pats įtraukia. Jei atsiveri ir kartais, aišku, būdavo turbūt sunku netgi skaityti, kai kada, o reikia kažką pasakyti dar. Tai nepakanka tik pasimėgauti ir būdavo, aišku, tokių momentų, kai man atrodo, tvoja kaip stokia jėga, kad reikia atsitokėti kažkaip. Ir prisiminiau dar Utenoj, kai mes čia buvom keliese, Šliogerio tokį minėto ne vieną pokalbį. Jis sako, jau 7 kartą skaitau Radzevičių. Visai neseniai čia, iš esmės, nebuvo toks pokalbis. 7 kartą. Neskaitau, sako, filosofinių veikalų, aš juos jau perskaičiau. Bet va, taip gražu, pasirodė tas 7 kartą, supras daug kartų, taip, supras kažkoks archetipinis skaičius irgi, bet vėl ir vėl skaito. Tai, man atrodo, tai yra turbūt vienintelė išeitis. O ką daryti? Reikia tiesiog skaityti, įsižiūrėti, bet be abejo, manau, kad ir kalbėti reikia. Ir čia tų tyrimų, rašymų, aš manau, dar bus. Kažkaip dabar galbūt pritylė yra viskas toks, ar ne? Buvo labai madinga vienu metu ką nors pasakyti apie Radzevičių. O dabar toks štylis savotiškai. Bet gal čia tyla prieš audrą. Gal bus, kažkas bus. Sakau, arba gali būti ir taip, kad Radzevičius vertimais prakalbins kažką kitur, tada grįž tas aidas čia, tada mes pradėsim svarstyti turbūt. Kažkaip kitaip skaityti, nes tikrai šitoks tekstas tai yra itin aukšto lygio tekstas, kurį tikrai smagu turėtų būti versti ir sunku, aišku, į įvairias kalbas. Tai čia tiek galbūt keli žodžiai trumpai reaguojant, tarsi čia ir dabar. Iš tiesų, aš čia tik pritarčiau pastebėjimams, kad turbūt nėra litonisto, ypač mano ir profesoriaus Dainiaus Vaitiekūno kartos, kuris nebūtų skaitęs Broniaus Radzevičiaus, ypač romaną Priešaušrio vieškeliai. Bet aš šį tekstą atradau iš naujo 97 metais rašydama magistro darbą, kuris vadinosi motinos figūra 20 amžiaus lietuvių prozoje. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tame darbe aš kaip tik ir kalbėjau apie tai, ką čia minėjo gerbiamas Bronius Kašėlionis. Man tuo metu dar labai jaunai, visiškai vaikiškai tyrinėtai, kaip tik buvo svarbu motina, kuri matoma kaip upė. O tas motinos upės sugretinimas, tai iš tiesų ištrauka, nebus ištrauka ilga, čia trumpas komentaras buvo ištrauka ir pasirinkau prisiminus savo seniai rašytą magistro darbą, tą pirmąjį turbūt mokslinį darbą ir kartu žvelgdama ir į Radzevičiaus gyvenimą, ir į jo apskritai kūrybos visumą ir galbūt net sėdama ir su šiom dienom, man ta ištrauka kažkaip jį vis veikia. Ir buvo keltas klausimas, ar Radzevičius yra skaitęs Jungą ir man taip pat kyla, ar jis yra skaitęs Fromą, aš nežinau, bet štai tas meilė mylėti, tai irgi ataidi ir mano pasirinktoje ištraukoje. Taigi iš Broniaus Radzevičiaus Priešaušrio vieškelių pirmos dalies. Motinos teises nedvejodamas užleido pamotei. Vadino ją motina, nes buvo įsitikinęs, kad vardas čia nieko nereiškia. Bet vardas čia reiškia visą. Jis manė, kad ta moteris jam visiškai atstoja motiną. Tačiau kodėl taip atkakliai, pats to nesuprasdamas, siekė jos meilės
ir kodėl taip dažnai gūrindavo įskaudintą šalin. Pamotė jis niekad nesiskųsdavo, kaip įmanydamas gindavosi nuo užjaučiančių gailestingų žvilgsnių. Ne, nesijautė skriaudžiamas. Ir jam visiškai buvo nesuprantama, kodėl Vizgirdienė kartais pasako, kad tikra motina kitaip myli. Kitokios jos rankos ir akys. Moteris stebėdavosi, kodėl Juzukas toks. Niekam nepasipriešins, nepakels balso, subariai ir tūlina šalin. Pažiūrėkite, koks Vizgirdienės Vytautas. Visa jo laikysena tiesiog byloja. Tik palieskit, tik užkliudykit. Kitokie Juzuko draugai, Rimantas, ypač Maldonio Albinas, kuris sulig kiekvienu pagyrimo žodžiu turi įprotį kreščioti galvą ir vis aukščiau ją kelti, lyg kas jo negalėtų atsigerėti, lyg motinos balsas sakytų: Albinukas, o, su juo nesusilyginsit, jo nepaimsit. Tik tai motinos meilė, akla, beribė, sugeba įkuždėti įsitikinimą, be kurio neįmanoma nei gyvenimo kova, nei sėkmė. Giliai pasąmonėje įdiegta įsitikinimą, kad esi vienintelis, nepranokstamas, būtinas. Albinas visur reikš savo teises ir piktinsis. Kodėl ne jis, kodėl ne jam, kaip jį galėjo užmiršti? Jis be paliovos brausis į priekį, o Juozas priešingai. Dels, lūkuriuos, trauksis atatupstom, telaukdamas, kada ant jo kas užriks. Jis ieško savyje kažkokių akivaizdžių privalumų ar sugebėjimų, o jų neradęs pasijus niekam tikęs, nereikalingas. Jo niekas nemyli, bet už kągi jį turėtų mylėti? Giliai sieloje gyvens netikėjimas, skepticizmas. Jis alkte alks meilės, kuri priimtų jį tokį, koks yra. Alks jos, bet jie netikės. Jis gūšis nuo pašalinio žvilgsnio. Motinos meilė – tai tiltas į pasaulį, į kitus. Tai ištiestos rankos, nesiliaujantis šauksmas – ateik. Juozas girdės kitą balsą, balsą vejantį, jį šalin, gniuždantį. Visur jaus nepatiklias akis. Visų vaikai kaip vaikai, tik šitas šauks ant jo pamotė, pažymėdama jį niekingumo žyme. Ji nenorės matyti jokių posūnio privalumų. Jis nedrįs reikšti savo skonio, neturės savo stiliaus, bijos kristi į akis. Tuštybė, paika garbėtroška, netgi kvailumas, anaiptol ne visada pamėklės. Juozo pamėklė bus skaudus atstumtojo jausmas. Vėliau, gerokai vėliau, nužvelgęs tuščius ir nykius savo gyvenimo plotus, ar matydamas, kaip motinos lepina, gina vaikus nuo pikto žvilgsnio, nuo apkalbų, viską jiems atleisdamos ir keldamos neegzistuojančius jų privalumus, vėliau jis supras, kokią ta nedidelė, smarki, amžinai jo nepatenkinta moteris padarė skriaudą.